Važiuojame į Ankorvatą. 5 ryto. Važiavo pilietukas su motorikša. Rožiniam vagonėlį. Tai tenais reiks eiti. Suprantu, kad tamsu, kaip rūroj, Kai būna su tais gydais. bet reiškia mes einam į Ankorvatą pasitikti saulėtekio. Patikrino bilietus, atvežė mus berniukas, $25 visą dieną, čia tų šventyklų su juo dar vandenys eidon. Neblogai, tai va, dabar eisim užsiimti vietą saulėlydžių stebėjimui, turėtų būti kažkur už pusvalandžio beveik saulėtekis. Visi čia švitaliojasi su prožektoriais, siūlo paslaugas. Einam per tiltą, nežinau kaip čia matysis kamerai. Einam per tiltą, Senobinį. Žodžiu, vyksta taip, išeini čia iš vakarinės pusės ir tarp Ankorvato bokštų saulę tekančią fotografuoji, po to visiems rodai. Facebookuose, Instagramuose. Žodžiu, visur kur tik tai pajėgi. O čia jau kamerai matosi, kad biški raudonuoja. Žiūrėk. Jo. Biški raudonuoja. Kol per tiltą perėjom, taip jau. Plika akim jau pašviesėjo gerokai. Palmės matosi ir vartai įėjimo. Nu, paskui žmoną greičiau, kad tik tai nepavėluotų. Matosi ten biškai. Va kaip viskas čia vyksta, toj legendiniai vietoj. O ten dangus taip normaliai. Žmonių. Irgi tvarkoja, chebra su blicais fotkina saulę, čia vieni kiti. O tiek va žmonių, pasitinkam saulę. O prūdė ten žuvis neršia, uodus gaudo. Gražu? Ar gražu? Žiauriai. Žmona irgi fotkina. Pratrinti publiką, būtų dar gražiau. Reikia būt Photoshop'o dievu, čia nusifotkinai, kad vienas stovi. Ar gražu? Gražu? O ką? Galima kitaip pasakyti. Ten dar kažkokia stovi šventykla didelė. Tik tai karšta jau darosi. 26 laipsnių, bet oras nejuda. Kaip čia viskas iš priekio atrodo. Galima pasijusti dievu. Čia visi priekį. Kažkokia graži moteris stovi su oranžinė skrybelė. Einu prisikabinsiu prie jos. Čia žiūriu į tą minę, žiūriu tokia graži moteris stovi su ta skrybelė. Vaikšto, užstoja. Gadinu tavo atostogas. Atostogas. Man gyvenimą suėdį. Kokia tatuiruotė čia tiesa, ką. Čia mačiu pyčių už kitos ausies reikia Ankorvatą tatuiruoti. Būdas galva. Tada ant kaktos piramidės.
kažkiek laiko praėjo, dar labiau kyla saulelą. Čia reikia dabar, žinai, paleisti. Saulelę, motulę, patekimės. Prašom mažyk pamenėlėm. Blumas pastatėm telefoną, bet dar gerai, kad ir kamerą buvom pastatę timelapsui, kaip teka saulė. Tai ingutė nepaspaudė kažko, tai viso. Telefonas, tai yra. Savaime suprantama, kad telefonas kalbas. Ingutė. Nebūna. Einam fotkintis. Taip pat tarp langų. Сфоткаем, типа я фотокая. Жду трамвая. Fotosesiją prasukom. Einam dabar. Šventyklą pažiūrėt pačią. Jis mano didžiausias mankis. Mano gyvenimo mankis. Įsivaizduokite vietą, kur laikas sustojęs, kai aušra išlenda iš už bokštų tyliai, beveik su šnabždesiu. Tai Angkor Wat. Pastatyta 12 amžiuje, ši šventykla ne tik didžiausias religinis statinys pasaulyje, bet ir vieta, kur jautiesi lyg patekęs į kitą tikrovę. Šimtmečius slėpta džiunglėse Angkor Wat iš naujo atrasta 19 amžiaus pradžioje. Šiandien tai Kambodžos pasididžiavimas. UNESCO pasaulio paveldas ir vienintelė šventykla, kuri yra pavaizduota nacionalinėje vėliavoje. Čia sienos kalba mitais, akmenys kvėpuoja istoriją, kai saulė pakyla virš centrinio bokšto, atrodo, kad pati šventykla bunda kartu su pasauliu. Deja, tikrovė greitai primena apie save. Karštis nepakeliamas ir žmonių tiek, kad pasijustum lyg turizmo festivalyje. Ir vis dėlto, net ir prakaituodamas, net ir stumdydamas minioje, jauti, kad čia kažkas daug giliau. Angkor Wat tai ne tik šventykla. Tai vieta, kur realybė ir pasaka susilieja, jei tik karštis žmonės leistų joje ilgiau pabūti.
Kiekviena prakaito liauka velniui. Daugiau upeliai bėgo. Eilė netrumpa. Taigi, Ankoro šventyklos – tai kažkas sunkiai suvokiamo. Tokios didingos, tokios detalios, pastatytos be jokios šiuolaikinės technikos, tik žmonės, akmuo ir neįtikėtinas atkaklumas. Kiekvienas kampas – istorija, kiekviena siena – meno kūrinys. Ir kai vaikštai, sunku patikėti, kad tai pastatyta beveik prieš 1000 metų. Pasitikus saulę, mūsų rikšos vairuotojas mus nuvežė pusryčių. Tolokai, bet į tvarkingą turistams pritaikytą vietą. Ir turiu pasakyti, buvo tikrai labai skanu. Maistas kokybiškas, kainos visai draugiškos. Prie restorano labai daug vaikų prašančių išmaldos. Sako, dola, dola. Į vidų jų neįleidžia. Jie netrukdo valgyti, bet pilna visur. Prie restoranų, šventyklų, pakelėse. Valstybė ragina jiems neduoti pinigų, nes kai jie gauna jos gatvėje, nebenori eiti į mokyklą, o kai kuriuos net patys tėvai skatina prašyti, nes taip tiesiog lengviau. Jei nori padėti, tai geriausia daryti per oficialias institucijas, kad parama tikrai pasiektų tuos, kam reikia. Po pietų mes pasakėme vairuotojui, kad visgi norėtume pamatyti tas šventyklas, kurias jis ryte pralėkė kaip vėjas. Kadangi karštis buvo beprotiškas, nusprendėm rinktis 3, mažiau, bet ramiau. Ir tada atgal į kelią, į magiškų akmenų pasaulį. Tau čia šitas Budos veidai. Pajutėm. Kur? Pilkosios visiškai. A, sėdi dvi. Inches later. $1. $1. $1. $1. Many dollars. Ten šiknosparniai gyvena. Nanrang Buda. Bet čia gražu, atmosferiškai. O čia vienakojų orkestras, protezai padėti prie šito. Matyt, protezus pasidėjo vienakojų orkestras. Protezai padėti priešais, ten du bičiai be kojų. Kaip groja, klausykis.
bet paskiau jau ne viena, ne dvi bus. Po to reikės išpjauti šaknis, kad ištraukti. Vandola. Bentaik Day – tai viena iš tų šventyklų, kur ateini po ankorva triukšmo ir staiga tyla. Mažesnė, paprastesnė, bet tokia rami, lyg pati šventykla kvėpuotų lėčiau. Pastatyta 12 amžiuje, valdant karaliui Javavarmat VII, jos pavadinimas reiškia vienišių citadelį. Ir tikrai jaučiasi, lyg būtų tokia vieta, kur ateini pabūti su savimi. Sienos šiek tiek aprupėjusios, medžiai jau stumdo akmenis, šviesa krenta pro plyšius taip, kad atrodo lyg esi sapne. Vienuolis sėdi pavėsi, turistų vos keli, o tu vaikšti ir galvoji, kodėl čia nėra minios žmonių? Bentaik Day gal ir ne pati žymiausia, bet jos tylus grožis užkrenta giliai. Kartais mažiau reiškia daugiau. Ten toksai superdus stovėjo, nesidžiaug, čia nepimta. Seka bau. Nesidžiaug. O kokia šaknis eina medžių. Eina. Ir ateina. Taprom – tai šventykla, kurią greičiausiai visi žino iš Tomb Raider filmų. Bet kai ten atsistoji pats, atrodo, lyg būtum patekęs į pasaką, kur gamta perėmė valdžią. Medžių šaknys čia lenda iš sienų, apsivijusios akmenys tarsi milžiniškos gyvatės. Visa šventykla atrodo lyg gyva, lygiai tuoj kažką pasakys. Pastatyta 12 amžiuje, Taprom buvo vienuolynas ir universitetas. Vienu metu čia gyveno apie 12 000 žmonių, bet po 100 džiunglės ją susigrąžino. Ir UNESCO nusprendė, palikim ją tokią, kokia buvo rasta, su visais medžiais, šaknimis ir griuvėsiais. Vaikštai ir nežinai, ar čia istorija ar filmavimo aikštelė. Bet viena aišku, tokio vaizdo niekur kitur nepamatysi. Taprom tai šventykla, kur gamta ir akmuo tapo viena. Ir tu lieki tiesiog stebėtoju. Madin. Ačiū, kaip jie rado. Ir jau po to, kai surinko atgal. Nežinau, kuriais šiais metais. Na, čia kažkas tai galima pasiskaityti. Bet žodžiu, šiek tiek rimtai. Geras toks pazlas padėliot.
Bajon tai šveitikla, kur tave visur stebi ir ne perkeltinė prasme. Kiek pasuksi galvą, visur akmeniniai veidai, ramus, teilus, bet visada stebi. Šventyklą 12-13 amžiuje pastatė karalius Javarmanas VII ir pasak legendų tie 200 veidų tai jis pats. Na, tik labai jau ramus savęs portretas. Bajon tarsi labirintas, eini per vartus, lipi laiptais ir staiga iš rūko išnyra kitas veidas ir dar vienas ir dar vienas. Sienos čia pilnos pasakojimo, nuo mūšio iki kasdieninio gyvenimo. Galėtum valandas skaityti tas akmeninės istorijas. Bet kas labiausiai įstringa, tai ta nuolatinė tyla. Veidai šypsosi, bet nieko nesako ir tame kažkas labai raminančio. Bajon tai ne tik šventykla, tai vieta, kur kiekvienas akmuo žino daugiau nei pasako. Bobą pamečiau kažkur. Radau bobą. Numirėlis. Nori kamerą duoti? Kiek gal porą. Žiūrėk, kokį lašiuką turim prakaitą. Lašiukų čia ne tiek, čia kiek tik lašų. O, Jis būna pirmą kartą gyvenime prakaituoja. Nežinau, ką darosi panika. O čia kiekviena plokštuma faktiškai buvo išraižyta. Čia kokios scenos išvarytos. O mūšis kažkoks tai. 2 valčių, po jom krokodilai. Ten dar kažkaip. Nu čia rimtai buvo. Dingo elektra bevalgant. Visą miestą. Sporto baras išjungtas, viskas išjungta. Sėdim. Biški toks dizasteris, čia viską vėjas neša. Išvartė reklamas. Išvartė visus šis stendus reklaminius. Ateina audra. Audra su lietum. Tai taip ištaškė visą miestą. Elektra dingus. Viskas tamsu. Oho, koks vėjas. Oho. Dingai skrybelę nunešė nuo stalo. Ateina. Rašė 25% galimybę, kad lis. Tai vietoj to visas miestas užgeso. Žmonės dingo iš gatvių, tik piukšt nėra nieko. Viskas, kavinės pakuoja daiktus, visi stendai išvartyti, skėčiai. Ten gerai gale tašo. Later that same evening. Ingutė darysi savo kambodžietišką tatu. Ir aš grįšiu čia daryti savo būdos tatu. Po to einam dar kitos bendros tatuiruotės daryti. Šiandien tatu diena. Jau radom vakar tokį pilietį atsitiktinai, kuris jie čia tokie biškai lupikai visi. Pasirodo šitas anksčiau dirbo su to bišu, kuris darom kitas tatuiruotės, kuris irgi nėra lupikas. Jie turi darbą visada, o lupikai sėdi rūko bambuką. Ir jisai daro su tokio, su rankiniu būdu. Čia rimtas bičas toksai. Jo, bet su tom tatuiruotėm rankiniu būdu yra problema, kadangi linijos ten būna visą laiką visokios išplaukusios, neryškios, tai tik tam tikri piešiniai, kurių neaktualūs mums nereikia. Gal kada nors? Jo, bet ne dabar.
Kol kas tai. Taip vakaras ir prabėgo. Ne baruose, ne gatvėse, o tatų studijose, pilnuose kvapų, adatų dūzgimo ir juoko. Ir dabar visi turim po ženklą, kuris primins ne tik vietą, bet ir būseną, kurioje buvome.